Pradinta BBŽ Kadarovas, ne, kažkaip tokio. Žinai, kas yra čia durniausia? Čia yra, kad kur tie memsai yra, vienas yra memas, kur yra užvadinta BBŽ Kadarovas, ne, kažkaip tokio. Kad neva jis nesupranta, ką daro. Šiaip Ūlė, žinai, tu gali ten kritikuoti visaip. Yra su vienu aukščiausiu IQ žaidėjų, kuris tiek daug apie viską galvoja, apie krepšinį, apie aikštelę, apie veiksmus, apie kas bus toliau. Jis tiek daug apie tai galvoja ir jisai taip viską savo galvoje yra nusibraižęs, kad čia kaip tik yra galbūt dalykas, kuris per daug save apkrauna, bet čia neteisinant. Tai vien tas BBŽ Kadarovas čia yra žiauriai pro šoną, jis neapibūdina Ulanovą. Ūlė, žinai, tu gali ten kritikuoti visaip. Yra su vienu aukščiausiu IQ žaidėjų, kuris tiek daug apie viską galvoja, apie krepšinį, apie aikštelę, apie veiksmus, apie kas bus toliau. Jis tiek daug apie tai galvoja ir jisai taip viską savo galvoje yra nusibraižęs, kad čia kaip tik yra galbūt dalykas, kuris per daug save apkrauna, bet čia neteisinant. Tai vien tas BBŽ Kadarovas čia yra žiauriai pro šoną, jis neapibūdina Ulanovą. Ūlė, žinai, tu gali ten kritikuoti visaip. Yra su vienu aukščiausiu IQ žaidėjų, kuris tiek daug apie viską galvoja, apie krepšinį, apie aikštelę, apie veiksmus, apie kas bus toliau. Jis tiek daug apie tai galvoja ir jisai taip viską savo galvoje yra nusibraižęs, kad čia kaip tik yra galbūt dalykas, kuris per daug save apkrauna, bet čia neteisinant. Tai vien tas BBŽ Kadarovas čia yra žiauriai pro šoną, jis neapibūdina Ulanovą. Čia tiesiog siunčiamas prie baudų metimo linijos Zekas Lidėjus. Net nepabando žalgiriečiai perimti kamuolį, Andrėja Trinkieris susiėmęs už galvos. Na, keista situacija iš pažiūros. Bent jau nenorėtum, jog Zekas Lidėjus priimtų kamuolį. Na taip, gal dabar kokią dovanėlę Kauno Žalgiriui.